jaučiuosi sustojus. Ir tiesiog per pirmas gal minutes pradėjau jaust tokį dėkingumą, kad pakvietėt, kad atėjau ir galvau, kaip aš anksčiau to nesu padarius. Turbūt labiausiai rekomenduočiau, vieną kartą pabandykit ir tada pasakysit savo emocijas, nes tai ir yra emocija. Ir atrodo, tie paveikslai, pasaulio sutverimas yra matyti ir žinomi, bet juose būti yra išskirtinė patirtis. Tokią patirtį patirt reikia rasti laiko, ateit ir jeigu nueisit, tai rašykit savo patirtį angliškai, kad užsieniečiai atvykę ateitų čia ir Vilniui patirtų. Didžiausias šiurpuliukas šiaip pačioje pabaigoje buvo jau matant karalių ir pradėjau dairytis, kur antros rankos ir nuleidau akis į apačią ir žiūriu, kad tos rankos yra mano. Bet šiurpuliukai pradėjo eiti nuo pat pradžių, kuomet taip tarsi iš toliau dar buvo stebimi paveikslai ir kada vanduo buvo taip arti, kad tikrai padovanojo tą emociją, kad aš esu ten. Ir kad galbūt aš tas paukštis, kuris sklendžia virš vandens, galbūt aš tas lašas, kuris krenta ir viskas patvinsta. Man tokia ramybė buvo. Aš tą akimirką, kai atsisėdu ir leidžiu savo kelias minutės tarsi išskristi, man yra ypatinga dovana savo. Ir aš jaučiuosi dėkinga už tas 30 minučių, kuriuose jaučiausi, lyg sklęsčiau, medituočiau ir būčiau tokiai grožyje. Atrodo, tiek visur keliauju ir New Yorkai, Dubajai, įvairiaus muziejai, meno patirtys ir ten tiek visko prigalvota ir matyta. Ir turbūt, ko reikia, tai savo genijaus ir tokio tobulo balanso tarp to, ką girdi ir to, ką matai. Skeptikams, kurie sako, kad Čiurlionis ir turėtų likti tik paveiksluose, pasakyčiau, kad prie Čiurlionio negalima niekad dėti žodžio tik. Ir jeigu galim jį prikelti įvairiose formose, tai ir turėtume daryti, kad jeigu yra kas pasaulyje negirdėjo Čiurlionio, tai kiekvienas iš mūsų tokį Lietuvos auksą, deimantą ir tokį žmogų garsinti taip, kaip galim. Ir ar tai bus virtuali realybė, ar žodis, kurį papasakosim, ar muziejus. Kokį be muziejų jam skirtą galim padaryti, tokį reiktų ir daryti. Auga nauja karta, jiems lengviau truputį pažinti ir aš galvoju, kad naujoji karta norim to ar nenorim, galim tiesiog arba vis sakyti, kad mūsų laikais tai buvo ar nebuvo, arba prisitaikyti prie naujų laikų ir leisti prisiliesti vaikam jiems suprantamą formą ir tada galbūt jie nuėję ir pamatę tą originalų paveikslą, sakys, aš buvau šitam paveikslė. Tai nedėkit žodžio tik prie Čiurlionio. Čiurlionis yra net ir dar. Brangiausia dovana, kurią galim padovanoti, yra laikas. Ir aš visada labai gerai pagalvoju, kam aš savo laiką skirsiu. Ir skirti jį kultūrai ir menui yra labai geras pasirinkimas.